Sveikos merginos, sveikinuosi su jumis paskutinę gegužės dieną. Šiandien yra sekmadienis, gegužės 31. Jo, oficialiai rytoj turim vasarą. Nors tiesą sakant, gegužis buvo toks beveik kaip vasara, su visais vėjais, lietumis ir geru oru. Tai jo, nusprendžiau greit atbėgti į sodą. Nepriklausomai nuo to, kad jau visi bunda, keliasi ir triukšmų daugėja, bet galvoju, gal dar spėsiu kažką čia nufilmuoti, nes tiesiog apšvietimas yra geresnis. Bet kadangi aplinkui yra kaimynų ir viso kita, tai jo, garsų ko gero vėlgi bus. Tai gegužės, paskutinis pavasario mėnuo. Ką pavyko nuveikti, pavyko pabaigti 4 mažus darbelius, bet jie yra labai maži, todėl tas wow, 4 darbai baigti man į šypseną kelia, nes realiai aš anksčiau niekada nesuvinėdavau mažų labai darbelių, bet supratau, kad visgi po LKS didžiojo projekto man nebekyla rankos dideliem darbam, tai aš nutariau, kad pažaiskim su tais mažaisiais. Aišku, aš rinkausi daug tokių nemokamų schemučių, kurias galima dar lengvai gauti, pasigūglinus belenkur, belenkokiose parduotuvėse ir tam pačiam Mirabilių saite, nes faktas tai, kad ką aš rodysiu, faktiškai viskas bus Nora Corbett, išskyrus tą vieną Mill Hill rankinuką. Tai va, kadangi aš jau nufilmavau atskirai savo drugelį, kurį jūs tikrai matėt, tai jo čia nerodysiu, jis tiesiog buvo sudėtas su visais darbais. Ir nufilmavau atskirai savo vieną Mill Hill rankinuką, kurį buvau gavusi dovanų pabaigimą. Tikriausiai patį nesėkmingiausią. Tai va, tai tas dalis aš įdėsiu atskirai, priklijuosiu prie šito video. Tai šitam video tik tai iš arti šiek tiek pakelsiu. Kaip mato, dėja, bet turėjau nuimti nuo lankelių. Tai matosi, tai yra linas, dėl ko aš labai nemėgstu lino ir po to visas lankelio rėžas taip ir liko. Ant didesnio darbo irgi nuo nirgė lankelio viskas liko, tai nežinau, pasirinkau tik dėl to, kad labai spalva patiko ir galvoju, duodu dar vieną iš ten, nežinau, kelintą šansą tam linui, bet suprantu, kad ne, ta prasme, ne. Kas įvinėja ant didelių rėmų, aš suprantu, jie įsuka, apsuka ir ten nelieka jokių rėžų, žinai, ir viskas labai faina. Ir jeigu po to iš karto dedi po rėmų į rėminį, tai kaip ir okei, bet tie, kas įvinėja rankose, net neįsivaizduoju, kaip galima mėgti liną, nes jo išlyginti neįmanoma ir po to, ta prasme, tas gabaliukas atrodo realiai kaip skuduras. Man praktiškai taip atrodo, bet kadangi man reikėjo lankelių, tai aš turėjau nuimti, dienos buvo vėjuotos ir lietingos, tai nenufilmavau, tai jau rodau taip, kaip yra. Tai yra labai maža bitutė, Bumblebee, kurią jūs tikrai esat, manau, matę. Kas siuvinėjimo pasaulyje iš tikrųjų rimtai sėdi, tai matė dar ne to. Tai va, tai taip atrodo ta bitelė. Schemutė labai paprasta, va tokia mažulytė, rodau visą schemą dėl to, kad yra realiai nemokama ir ją galima tikrai gauti. Tai va, tai yra Bumblebee iš tų pačių 2005 metų, kaip matot, sena schema. Turi tik tai 2 DMC, vėl tas pats 3371, kuris praktiškai ant daugelio gyvūniukų pas Nora Corbett eina, tai tikrai reikia pirkti ir drąsiai. Eina vienas Whisperis, su kuriuom aš prasikeikiau, aš jį nusipirkau. Aš žinojau, kad tai yra klaikus siūlas, žinojau, kad jis to efekto pūkuotumo tikrai nedaro, bet kažkodėl vėlgi tas begalinis noras duoti dar vieną šansą. Ne, daugiau niekada. Aišku, kaip matot, visą toną kreinikų, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 netgi kreinikai ir kai kuriem reikia, tik tai dėl kelių kryželių, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, šito žydro reikia tik tai šitiem 12 kryželių, kad akis būtų, tada 12 kryželių auksinio siūlo, čia irgi eina iš principo tik tai ant tiek vario spalvos kreinikas, ant kojyčių tada eina vėl viena spalva ir praktiškai tik ko jums labiausiai reikia, nes pavyzdžiui, netgi šitas žalesis jis yra einant va čia ir čia po porą kryželių. Tai praktiškai eina šita spalva ir šita spalva. Tai realiai iš visų kreinikų, realiai tik 2 spalvos yra tokios, labiau dominuojančios, tai galite įsivaizduoti, jeigu reikia 7 kreinikų ant tokio mažo darbo,
Nu, tai faktas, kad arba jūs prieš tai turėjot daug siuvinėti ir jūs kažką turėsit namuose ir jums beveik nieko nereiks pirkti, arba jeigu dar pirksit ten kokią vieną, dvi spalvas, tai dar ne bėda. Bet sąžininkai aš pati neįsivaizduoju, kaip žmogus galėtų norėti nusipirkti 7 kreinikus ant tokio mikroskopinio darbo. Nu, gal ir yra tokių žmonių. Nes kaip mato, dydis yra 7 ant 5. Nu, tai yra labai labai mažas. Ir netgi karoliukai, čia praktiškai auksiniai šitie, tada tie sidabriniai mažučiai ir čia eina Magnifica, kurių aš tiesiog turėjau namuose, tai man tas ir pasisekė. Nes kaip mato, karoliukų irgi auksiniai eina, aišku, čia šiek tiek, čia, ne, plaukit, tik tai šičia, jo, Jėzu, ką aš čia rodau. Tai eina tik keli šičia, tada eina visiškai keli karoliukai sidabriniai čia ir va šiek tiek sparnuose, nu ir šiek tiek gražiau matosi tos Magnificos, tai jau čia visur sparnelių galuose. Tai jo, tai Magnifica štai yra labai specifinė spalva, labai populiari, kažkada buvo labai populiari. Aš negaliu patikėti, aš turėjau likutį vienos dėžutės ir aš išsivinėjau 3 darbus mažuosius iš Noros Corbett, kuriems visiems 3 reikėjo ir man dar liko tų karoliukų. Sprendžiant iš to, kad tai yra buvo likutis, tai net nebuvo visa dėžutė. Nu, tai jo, bet kaip žinia, Magnificų gauti tiesiog taip atskirai nebeįmanoma, tai nežinau, ką reikėtų patarti. Tai vėlgi, siuvinėti, ko gero, šiandien dienai tokios senumo schemos, kuriuose eina Magnificos, gali tik tie, kurie tai jau darė daug metų ir galbūt galimai turi likučius. Deja, bet tokia yra realybė. Ir tiesą sakant, man pačiai darosi slogu jau ieškoti dalykų, nes kažkur kažko visur trūksta. Beje, mačiau liktais Casa Cianina neseniai pasipildė savo rezervus tam tikrais siūlais, tai jeigu kažko labai norėjot, laukėt, tai siūlau dabar eiti ir iškart žiūrėti, net nelaukti akcijų atrakcijų, nes tikrai išpirks, žinokit, yra žmonių, kurie perka ir be nuolaidų. O kadangi yra daug deficito, aš pati praieškojau daugelį parduotuvių ir čia po Europą ir netgi kai kuriuose amerikietiškose ir neradau, tai labai apsidžiaugiau, nes atsivežė keletą keronų netgi, kurių labai ilgai reikėjo laukti. Gavau kreiniko netgi vieną, na aišku, dėja tik tai vieną. Tai jo, jie atsivežė šiuo metu turi. Tai jeigu kažkam kažko labai reikia, tai labai siūlau ten užeiti, taip kainuoja, bet o ką daryti. Tai va, vėlgi mano visas maišelis turto, nebetrauksiu, nes aš šiek tiek susibalaganinau ir susipainiojo mano ir bitės, ir laumžirgio, kurį taip pat parodysiu, ir kuris jau yra out of printas, siūlai ir karoliukai, tai jau būtų labai sunku dabar atskirdinėti, kas ir kaip. Nu, bet galite įsivaizduoti, čia yra visas maišelis. Tiesiog gerybių. Palaukit, gal bent parodysiu. Nu gerai, turiu dar vieną net pakuotą, tai parodysiu, apie ką kalbėjau. Tai yra ta specifinė Magnificų spalva. Tai yra dėžutė, kuri, kaip matot, yra pralupta, bet realiai aš naudojau savo kitą likutį, tai aš dabar jau supilsiu, kiek atsiliko. Tai va, kiek buvo likutį šitam buteliukė, tai dar ir liko. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad kažkada per klaidą nusipirkau, nes dabar labai labai gelbėjo šitie visi dalykai. Tai va, kartais reikia neliūdėti, kad kažko prisipirki per daug. Tai va, jo, šešėlis biškai krenta, bet kai esi kieme, tai jau ką be padarysi. Tai va, tai tarp visų šitų masinių dalykų šiaip turėjau viską originalą, tik dėl to, kad turėjau namuose. Jeigu būtų reikėję pirkti nuo nulio, nežinau, būčiau pagalvojus, ar verta daryti. Tikrai, nes, nu, labai brangus dalykas. Ir dabar parodysiu laumžirgį, kurio jau nėra niekur. Tai jau surasti, nebent nuvokti kažkur. Nu, čia tiem, kam moralė leidžia, tai valio. Apie tai pakalbėsim šito video gale, nes pasakysiu keletą tokių dalykų, dėl kurių šiaip jau sąžiningai užsidarė mano siuvinėjimo profilis Instagrame. Tai va, tai pakalbėkim dar šiek tiek apie šitą laumžirgį. Tai yra Emerald Dragonfly. Čia nėra freebis, iškart galiu pasakyti, tai yra normali schema,
kurią aš irgi gavau labai sunkiai. Teko ilgokai pabendrauti su kai kuriais žmonėm. Ir naktim netgi, nes Australijoje laikas skiriasi. Ir ieškojau kai kurių dalykų ir po to tiesiog vienas žmogus išgelbėjo. Tai va, tai schemos dabar va taip ir neparodysiu, nes kažkaip sugebėjau palikti, eina peklon. Man atrodo, sugebėjau palikti, nors ne gal. Va. Tai yra Emerald Dragonfly. Ir kaip matot, visų gražumų vėl keronai. Net 9. Ir kreinikai, ką aš išneku. Kreinikai net 9, karoliukų vėl 4, 5, 6 spalvos, DMC jau šiek tiek daugiau ir tas pats Rainbow Gallery Whisperis, kurio šiaip labai nemėgstu. Tai va, spalvos kai kurios kreinikų kartojasi, kaip ir kartojusi bitė, kaip ir kartojusi drugelėje, tai iš principo tuos pačius ritinukus išėjo panaudoti ir dar kartą. Visiškai sunaudojau vieną spalvą. Tai bandysiu pakelti šiek tiek iš arčiau. Čia yra gal mažiausias iš visų Noros Corbett Dragonfly'ų. Gerai, laumžirgių reikia lietuviškai šnekėti. Jis atrodo maždaug taip. Taip, jis yra labai brangus reikalas. Vėlgi pasikartosiu, kad ko gero spėčiau, jog jį daryti verta tik toms, kurios siuvinėja mirabilijas arba darbus, kuriems reikia metalizuoto siūlo daug, nes nupirkti 9 kreinikus, tai įsivaizduokit, padauginkit mažiausiai iš 5-6 eurų ir žinosit, kiek tai kainuotų, jeigu pirktumėt viską. O kai kurių spalvų irgi reikėjo vos tik po kelis kryželius. Tai va. Fainas toksai, tikrai neslėpsiu, nors siuvinėjau labai lėtai, nežinau, labai nesisiuvinėjau visą mėnesį. Ir ką galiu pasakyti? Aš buvau apšalus, kai aš pamačiau, už kiek jį parduoda Etsy berods. Aš pabandysiu įmesti čia nuotrauką kur nors kamputyje. Nes jo, yra tokia baisi manipuliacija šiuo metu siuvinėjimo pasaulyje. Aš nežinau, kas dedasi siuvinėjimo pasaulyje, bet tie, kurie jame tikrai yra įlindę tiek daug, kiek aš, tai žino, kad vyksta daug negražių dalykų. Ir jo, žmonės manipuliuoja tuo, kad turi neaišku iš kur. Ir aš buvau giliai nustebusi, kad kažkas už tiek nupirko. Nes tai yra absurdas. Tiesiog. Žodžiu. Tai va. Tai mano gegužės buvo toks mažų darbelių mėnuo. Aš ir norėjau juos padaryti. Aš labai seniai galvojau juos daryti ir pas mane tai yra labai labai nuo seniai. Tai aš jau nepasakysiu jau net nei kur, nei kas, nei iš kur. Ir kad pratęsti tą video, aš galvoju, dabar iš karto įdėsiu video apie drugelį ir apie Mill Hill rinkinuką, kurį aš pabaigiau. Ir po to susitiksim finalizuoti šitą floss tubą. Ne tokia linksma galbūt gaida, bet jau yra kaip yra. Ir parodysiu, koks buvo mano gegužis, Book of Days. Bet jo, pirmą pažiūrėkim visus darbelius, kuriuos man pavyko pabaigti. Aš bandau nedaryti labai ilgo šitą video, nes kažkaip labai tikrai trenktas mėnuo buvo, ūpo buvo mažai. Tai nesinori ir ištempti jo iki bile kiek. Tai susitiksim labai greitai ir finalizuosim viską. Ir tada pagalvosim, ką darysim vasarą. Labuką dar kartą. Grįžtu iš savo sodo erdvės. Galvoju, išeisiu lauką. Esu šiek tiek užkimusi, tai labai labai tikiuosi, kad vis tiek pavyks viską įrašyti taip, kaip noriu, bet jau garsų nepavyks išvengti, nes esu sode, aplinkui yra daug kaimynų, visi juda, visi vaikšto. Tai už visą tą, už visas melodijas, kaip aš sakau, paukštelių, jau dovanokit.
Bet norėjau gerą apšvietimą, nes, kaip žinia, pabaigiau truputį grasina silyti, bet tikiuosi, kad neužlis. Pabaigiau savo drugelį iš Noros Corbett, kurį tikriausiai jau matėt prieš kažkiek laiko Instagrame, kas mane sekate. Va dar netgi padidinsiu. Jo, kadangi išėjau į kiemą, reikėjo kažką pasikloti. Tai va, tai turėjau tokį maišiuką su schemute, kuri yra nemokama, kaip žinia. Ją galima paguglinti ir rasti, tai yra Gold Butterfly. Šiaip sena schemutė. Jei pasižiūrėtumėte atidžiai datą, tai yra 2005 metų. Tai jo, schema yra 21 metai. Jinai vis dar yra nemokama, nepriklausoma nuo to, kad Nora Corbett, nežinau, ar čia su jos prašymu yra išiminėjamas visiškai iš visur nemokamos schemutės, bet faktas tas, kad paguglinus kažkur interneto platybėse dar galima rasti, tai nėra problemos. Tai va, tai schema atrodo nedaug ko reikalavo. Jo, lašeliai krenta, visgi nori purkšti, lyti, tikiuosi neužlis. Tai va, tai ko mums reikėjo? Mums reikėjo 1 DMC, 4 spalvų Milhilo, iš principo 3, nes ten vienas tai yra gražiusios Milhilo trežerių gėlytės, arba rondelės, kaip jas vadina, ir 3 kreinikų. Vieną aš neturėjau 002J ir tiesą sakant dėl to, kad jo praktiškai neįmanoma gauti. Tai turėjau tokį pakaitalą, su kuriuo šiek tiek teko pavargti. Tai vat, kas man gavosi, tai gavosi šitas nuostabus drugelis. Tai va, dėl ko aš išėjau ir į kiemą, tam, kad galėčiau visiškai dienos šviesoje jums jį parodyti. Ir taip, aš eilinį kartą susidūriau su ta problema, kad kai kurie karoliukai netelpa ir kartais reikia praskipinti keletą karoliukų, kad jie gražiai sugultų. O ašgi ne vėl užsispyriau padaryti taip, kaip yra schemoje, nes 32 kauntas arba 16 ne visada talpina. Tai va, tai iš labai arti atrodo taip. Tikrai labai gražus, labai dailus. Štai tie Milhilo trežeriai. Ne, aš jo nepaliksiu ant šitą rėmelę, tiesiog jis dabar gražiai ištemptas ir aš jo nenuminėjau tam, kad galėčiau va taip gražiai jums nufilmuoti iš labai arti. Tai po to, kai aš nufilmuosiu, faktas, kad aš jį nuimsiu. Bet šiaip yra tas paradoksas, va, pavyzdžiui, jeigu matot to žalio kreiniko, reikėjo vos keliam kryželiam. Praktiškai 12 gal. Dominavo vario spalvos kreinikas ir auksinis. Tai jo, vat, su Nora Corbett ir su jos mažaisiais darbeliais yra toks niuansas, kad labai dažnu atveju reikia to kreiniko tiek mažai, kad nusiperki vos ne keliem kryželiam. Tai va. Tai iš visų priemonių, taip, čia šito neturėjo būti. O ne, aš vieną jau išėmiau. Norėjau parodyti tą vario spalvos. Bet aš juos naudoju ir kitiems darbams, nes aš turiu kitų Noros Corbett mažų darbelių, tai spalvos kartuojasi, tai ir naudoju. Tiek vat, šitas DMC. Tai ką aš turėjau šiaip, iš principo, ar ko panaudojau, tai jo, kaip, pamiršau, bet jau ką dabar darysi, vieno kreiniko, tikrai susinaudoja ne tiek super daug, tai pagrindė eina 3371 ir jis mažiesiam Noros darbeliam eina tikrai ne vienam. Tai jo tiek ir liko dėl to, kad aš jau panaudojau kituose darbuose. Tada tas gražusis kreinikas 085, kurio reikėjo vos kelių kryželių. Ir aš turėjau čia tokį Nordic Gold, nes, kaip ir minėjau, to kito auksinio neturėjau ir jo neįmanoma gauti ir pagalvojau, vis tiek Gold. Ten yra Japan Gold, šitas yra Nordic Gold. Tai iš tikrųjų labai gražus ir labai buvo probleminis, nes jisai visas jis tiesiog išyra. Jeigu tai jį blogai naudoji, jis tiesiog išyra tavo akise. Nes, matot, čia yra senas, aš labai seniai šitą siūlą turiu, aš net neatsimenu, kam aš jį pirkau ir va čia yra originalas kreiniko, kuris netyčia čia įsipainiojo, jo vėjas kyla. Tai va, tai pagrindė reikia to auksinio siūlo ir va, drugelio viduryje, kaip matot, yra šiek tiek vario spalvos, bet nėra labai daug, tai jeigu nusipirksit, tikrai panaudosit, labai populiari spalva.
ir labai labai graži. Ir reikėjo karoliukų, aišku. Vat liko viena gėlytė, nes reikėjo tik 2, oi, dažniausiai būna 3. Reikėjo auksiukų, nu aišku, kieme tai jau dabar blizga. Tai va tie auksiniai buvo pagrindė naudojami ir šiek tiek tų raudonų. Iš pradžių aš nesupratau, kam reikia tų raudonų. Bet pasirodo, tas raudonumas dingsta, kada tu juos susiūni kartu su auksiniais ir tada viskas susilieja į tokią gražią vieną visumą. Tai va, nu žiauriai gražus. Čia buvo toks, kaip sakau, savaitgalinis, nenoriu niekur eiti, darysiu kažką. Ir padariau per realiai 1-2 dienos. Bet aišku, dirbti tai jau buvo labai intensyviai. Tai va, tai toks mažiukas kiūtalas man gavosi gegužės mėnesį, nes buvo tikrai labai daug dienų, kai nesiuvinėjau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad bent jau tai yra. Tai va, tai čia toks mano mažutis pristatymas, jeigu taip galima pavadinti. Va, tai išėjau lauko žirklučių, nepasiėmiau pabaksnuot, kur čia, ką čia žiūrėti, bet jau man atrodo taip iš arti ir visiems čia rodau, kad jau kas jau į ką pasižiūrės, taip jau ir bus gerai. Grožis, tikrai. Tai va, tai vienas iš mano padarytų darbų gegužės mėnesį yra Noros Corbett Golden Butterfly, auksinis drugelis. Nu ką, pakalbėkime apie dar vieną pabaigtuką. Ką tik pabėgau už sodą, nes pradėjo lyti. Tai garsas dabar bus kitoks. Bet bent jau bus šviesos. Tai yra mano mažasis Milhilas, dovanėlė, kurią aš gavau praeitų metų gale. Ir tiesą sakant, kurį pradėjau siuvinėti praeitų metų gale ir su kuria man labai nesisekė. Tai yra tikriausiai mažiausias Milhilas, kokį esu turėjus. Tai yra Winter Holiday Collection, Holiday Polar Bear. Tai yra, žodžiu, kalėdinis, šventinis, poliarinis miškutis. Gavau jį dovanų. Ir aš atsimenu, dar išsirūšiavau visus siūlus prieš išvažiuodama, nes atsimenu, važiavau į Klaipėdą. Va tokia graži paletė. Turiu tik vieną tokią rūšiuoklę, kadangi naudoju vieną adatą. Tai kaip ir okei. Bet čia yra toks niuansėlis. Čia yra 2 ekru. Vienas labai šviesus, kitas vidutinio šviesumo. Ir žinot, yra ta komedija, kai išsirūšiuoji dienos šviesoj tam, kad tu nesuklystum. Tada atsimenu, važiavau traukiniu į Klaipėdą, daugybę valandų, galvoju, nu pasimsiu mažuliuką, gražuliuką, bus vat laiko užmušimų ir visa kita. Spėkit, ar aš nepadariau klaidų. Čia galbūt ir nesimato, bet štai toks yra rezultatas. Bet jame yra klaidų. Neklauskit kur, dabar aš jį turėsiu tokį unikalų, koks yra tik pas mane. Nes ardyti jau nebesupratau pati, kur išardyti, bet galit nuspėti, kad čia bus daugiausia va tarp šitų atspalvių. Ekrų čia yra, nes tarp baltos čia yra dar įmaišyta, kur visiškai tamsi, tai kaip ir aišku, bet čia vat visiškai pilka, čia tamsesnė ekro, bet čia buvo dar 2 tokios pusiau šviesios, pusiau tamsios. Tai aš supainiojau, faktas. Tai žodžiu, bet rezultate vis tiek gavosi viskas, kas reikėjo, dėžutė tuščia, kurioje buvo širdelė, karoliukų liko dar visą toną ir kaip mato, čia galima pasidaryti magnetuką, bet aš nežinau, ar aš darysiu, nes aš ir filmuoju, kaip matote, ant filco pasidėjusi, turiu daugybę spalvų, nežinau, gal aš šitą žalę panaudosiu. Norėčiau kaip ir apipavidalinti, nes blogoji pusė nėra apipavidalinta, tai aš nelabai rodysiu. Tai nusipirkau dabar tokią kažkiek spalvų kaip tokią paletę, užsiklijuoti, užsibaigti, bet ar aš panaudosiu, tai vat klausimas. Tai pagyvensim, pamatysim, bet aš nemoku jums apsakyti, kaip aš džiaugiuosi, kad aš jį pabaigiau, nes man jis taip nesisekė, aš nuolat ant jo klydau. Tai yra tikriausiai mažiausias kada nors padarytas mano darbas, bet klaidų jame yra tikrai daugiausia. Nu, tai labai nefaina. Labai nefaina, bet, nu, rezultate vis tiek gražu. Ir ta raudona širdelė, tokia labai miela. Žodžiu, čia mano Eurovizijos nakties pabaigtukas. Tai va. Nėra ką apie jį čia labai daug pasakoti. Kaip matot, nedaug spalvų, šiek tiek karoliukų.
viskas vyko lėtai, bet aš turiu pabaigimą. Tai va, nu ką aš planuoju padaryti, tai aš tikrai labai noriu pradėti siuvinėti savo bitę, kurią jūs jau matėte 1000 kartų. Šiaip jau galim ir atsipakuoti. Tuo aš pabandysiu greitai, kad mažiau skambėtų. Ojojojoj. Vat štai toks spalvynas. Nu, geltonas turi būti. Tada turim karoliukų. Turim, bet čia yra pakaitiniai jau gėlytė, nes kiek matau originale buvo kitaip ir jie rašo. Yra vat, raštelis, kad kit has been replaced. Su kita sagute, kuri, nu, aišku, yra kitokia. Nes jeigu įsižiūrėtumėt į paveiksliuką, ir tai palaukit, aš padėsiu jums gėlytę, tai matot, jinai jau yra kitokia. Nu, faktas tas, kad kai išima kažką iš prekybos, jie visada kažkuo pakeičia. Tai teoriškai, nu, bus gerai. Tai va, tai mano yra svajonė dabar kažkaip pasilikti šitą bitę savo kaip kelioninę, nes jinai yra mažesnė, bet dabar turi dilemą. Ar siuvinėti ant perforuoto popieriaus, ar visgi keisti audinį, nes aš pasižiūrėjau, kad tikrai daug žmonių keičia ir visai gerai atrodo. Aš nesakau, kad pas mane nėra problemų šiaip su perforuotu popieriu, jisai man siuvinėsi neblogai, bet kadangi mes visiškai priartėjom prie vasaros, faktas tas, kad rankos kais, reiškia tas popierius labiau links. Tai vat ir nežinau, kaip ir norėčiau pabandyti pasiuvinėti Milgilą tokį rinkinuką ant medžiagos, bet nu, čia vat įdėtas tas perforuotas popierius, nu kaip ir man nebūtų problema. Šiaip aš tikrai nu, nesu iš tų žmonių, kaip kiti ten, kad oi, aš nemėgstu, žinai, man nepatogu ar kažkas, man tinka abu variantai tikriausiai, bet kadangi aš nei vieno Milgilo neturiu ant medžiagos, tai būtų labai faina pabandyti. Tai va, tai mano galimai sekantis projektas bus šita bitelė nuostabioji, kurios aš labai norėjau. Tai gal, vat, nes vasarą panašu, kad aš ketinu siuvinėti daug su gamta gal susijusių labai mažų darbelių, nes, nu, pripažinsiu, po didžiojo savo LKS projekto man atėjo noras mažiau siuvinėti. Na, aišku, ir dėl to, kad dienos yra ilgesnės ir norisi daugiau būti lauke. Tai man atrodo, šitie mažuliukai projekčiukai yra, nu, pats tas. Tai va tiek šiek tiek apie Milgilus, nes daugiau Milgilų, tiesą sakant, aš neturiu. Turiu tik šitą bitę nepadarytą ir daugiau neturiu jokių kitų rinkinių. Jie yra labai faini, bet ačiū, yra dalykų, kuriuos aš noriu labiau. Tai va, tai vienas mano pabaigtukas, kitas galimas pradėtukas ir jo, ir šiam kartui, šiam prisijungimui tiek. Tai štai, sugrįžau aš dabar su Book of Days, su gegužiu. Jo, kaip matas, jis buvo miško tema, toks žalias. Birželis greičiausiai bus geltona. Ir kas įvyko gegužės mėnesį? Įvyko daug kertinių lūžio taškų. Aš įgyvendinau kelis dalykus, kurių aš labai norėjau. Tai jisai prasidėjo labai paprastai. Aš labai nesėkmingai porą dienų filmavau FlowStube savo balandžio. Tada man tragiškai nesisiuvinėjo, kaip mato, dar bandžiau Lietuvos Respublikos vėliavą ten pasiuvinėti. Tada dariausi visiškai inventorizaciją, pasidariau nerealią inventorizaciją, visokių siūlų, karoliukų ir viso kito. Kas yra labai faina, aišku, nežinau kiek ilgam, nes aš vis laik pamirštu tos failus papildyti. Tai po kažkiek laiko jie praranda vertę. Ir kaip matot, buvo net 1, 2, 3, 4, 5 startai. Tai apie šitą dar kol kas nekalbėsiu, gal pakalbėsiu, jeigu bus ūpo birželį. Bet realiai aš pradėjau Joannos Elliot Artemį, kurį tikrai turėjot matyti. Tada Golden Butterfly, kurį aš jums parodžiau, Bumblebee, kurią parodžiau, ir Emerald Dragonfly, kurį irgi parodžiau. Tai vienintelio dalyko, kurio čia nėra starto, Milgilo rinkinuko, nes aš jį buvau pradėjęs dar iš tikrųjų praeitų metų gruodį. Vežiausi netgi į Klaipėdą.
tada toj Klaipėdoj pridariau klaidų, tada parsivežiau, tada bandžiau kažką su jom daryti. O Dieve, nu, tai labai džiaugiuosi. Eurovizijos naktis buvo sėkminga tuo, kad aš šiaip ne taip, atsimenu, važiavau dar į tėvų namus, stengiausi nieko neimti, tai nebuvo kito pasirinkimo, norėjau siuvinėti, tai ir pabaigiau. Nes nusikankinau tai žiauriai, pats mažiausias, bet trilijonų klaidų. Tai va, ir po to aš šiaip iš tikrųjų labai nenorėjau siuvinėti, tai pradėjau, tada šiek tiek pasiuvinėjau, tada vėl nesiuvinėjau, tada vėl pradėjau. Tai va, pabaigiau tą Milhilo rankinuką, tada vėl nesiuvinėjau. Nu va, filmavau, lėktuvas praskrido, bet po to prasidėjo kiti garsai ir teko pabėgti iš sodo. Tai teko persikraustyti į namų teritoriją. Tai va, bet realiai aš jau parodžiau viską, kad aš savaitėlę siuvinėjau tą laumžirgį. Taip, jis labai mažas, bet aš po labai mažiuką kiekį tai dariau. Nesiuvinėjau užsidėjusi ant stovelio, ne rankose kaip įprastai. Ir aš pastebėjau, kad jeigu aš siuvinėju nelaikydama lankelį tiesiog rankose, o siuvinėdama ant stovelio, man iš karto viskas pradeda lėtėti, nes aš niekada nesiuvinėjau dviem rankom. ir man taip yra lėčiau. Bet kadangi aš naudojau liną, aš norėjau išsitraukti visą plotą, tada tokį laikyti rankų jau nebeišeina. Nu, žodžiu. Gavosi kaip gavosi, pavyko, padariau, ačiū linui, viso gero. Tai va, tai realiai tuo savaitę ir baigėsi, aš po to gavau siūlelį tą reikalingą, visperį moherinį, kuris, nu, kaip ir ale turėtų padaryti tą efektą, kad pukuota šiknytė, kojytės ten ir visa kita, bet aš manau, kad ir jūs netgi ir negalėjot įžiūrėti. Nu, bandau va taip šoną pritraukti. Va, kad padarykim, va tai va. Matot, šiek tiek tokį minimalų skirtumą tarp šito rudo ir va čia yra tas moheris. Tai tas moheriškumas, jisai, nu, jis kaip pasakyti, jisai neišsiryškina dėja, bet tas siūlas, sakau, yra toks probleminis, kad jisai tiesiog jį traukite per audinį, jisai susistumia taip, kad realiai galiausiai viskas baigėsi tuo, kad tu neturi jokio vaizdo. Tai va, tai viskas ir baigėsi tuo, kad gavau tą siūlą, padariau, pabaigiau bitukę, pabaigiau laumžirgiuką kitą dieną, grįžau prie seno darbo ir vat vakar dar pradėjau vieną nemokamą schemutę iš Noros Corvette, bet sakau, aš apie ją, ko gero, kalbėsiu, nu, jeigu bus ūpo šiaip birželį, nes kažkaip, žinokit, per šitą gegužį aš visgi priiminėjau vieną sprendimą, priėmiau tiksliau, aš kaupiausi jam ilgai. Bet aš prisikaupiau vien dėl to, kad, na nežinau, ir ypač kai paleidau FlowStube, vėl padažnėjo tas pats dalykas. Aišku, priežastis tai ne dėl to, tik tai, kad aš uždaryčiau dėl kitų žmonių, tai aišku, kad tikrai ne vien dėl to, dėl savęs aš tai padariau, bet taip, aš išjungiau savo siuvinėjimo profilį Instagram'e, Cross Stitch Spells. Ta prasme, jį realiai galima rasti, aš jo nepateikiau prašymo Instagramui, sunaikinkite. Aš jį atjungiau neribotam laikui. Nu, mažiausiai vasarai tai tikrai 100%, nes noriu pailsėti nuo visų šitų dalykų perteklinių ir nereikalingų. Vat aš pradėsim rytoj birželį, tai aš jau pradėsiu svajoti apie naujus dalykus ir labai tikiuosi, kad jų bus. Tai net nežinau, aš buvau labai nusivylus ir jeigu aš pasakosiu, tai jo, man matot, tamsesniam apšvietime matosi labiau tie lankelio rėžai, tai va dėl ko aš labai nemėgstu lino. Bet jūs man pasakykit vieną tokį dalyką, realiai. Nu, čia toks, aišku, retorinis klausimas. Kas atsitiko žmonėm? Ta prasme, ar žmonės pamiršo, kas yra autorinės teisės? Ar žmonės, kreipdamiesi į kitus, nebando net išsiaiškinti, koks, pavyzdžiui, yra tavo požiūris į kopijavimą schemų. Tiesiog buvo tiek daug nusivylimo, kur, na, aišku, čia nei pirmas, nei paskutinis kartas, kada aš gaunu tų žinučių ir gaunu jų nemažai. Aišku, čia daugiau gal buvo iš užsieniečių, nes ne tiek aš ir daug pažįstu, šiaip jau tiesą sakant, lietuvių ir mažai pažįstu. Realiai šitą kanalą netgi atidariau, norėdama ir susipažinti su žmonėmis,
Čia daugiau Lietuvoje, kurie irgi tai daro ir kadangi tai vyko ne taip ir seniai, nu, tai gal dar tas neišlindo, bet esmė yra tame, kad aš pradėjau gauti vis daugiau ir daugiau tokių žinučių, kad maždaug, ir ne tai, kad mandagiai, bet tu padaryk man kopiją, tu man palauk, stop. Aš nekartą tikrai esu deklaravus savo požiūrį į tokius dalykus, kad plagijavimas, kopijavimas ir platinimas kažkokios schemos, kas yra realiai autorinių teisių pažeidimas, man yra nepriimtinas. Ta prasme, aš nelaikau save dievu, aš viską esu turėjęs gyvenime ir dėl ko aš esu priėmus tam tikrus sprendimus, kad ne, man nepatinka, tai aš jaučiuosi blogai tai darydama. Aš žinau, kad tai vyksta, tu nesustabdysi to pasaulio ir aš čia ne joks dievas, žinot, kad aš imčiau čia kažkam aiškinti, kaip jiem gyventi, kaip jiem daryti ir taip toliau. Ir taip toliau, bet nu, toks nusivylimas atėjo ir aš nežinau, ar man čia vienai, bet man toks atėjo jausmas, kad tarsi vogti, nesakykime tiesiai šviesiai, vogti pasidarė norma. Aš turėjau iš vis tokį atvejį, kai aš pradėjau siuvinėti Joan Elliot Artemį, mat šitą 9 dieną. Ir man atrodo, kiek aš atsimenu, jo, čia buvo tas savaitgalis, nes vat užrašyta ties šeštadienį. Kai Joan Elliot išleido šitą schemą, aš jos norėjau 1,5 metų, nes iš pradžių jinai buvo paleista per Polstičias, man atrodo, boksą, kur tu turi pirkti 2 schemas, jeigu nori gauti, o po maždaug 1,5 metų Joan Elliot paleidžia jau kaip atskirą schemą. Ir aš ją nusipirkau iš tikrųjų oficialiai. Aš nusipirkau ją PDF-inę, nusipirkau juodai baltą, viską sumokėjau, viskas gerai, viskas faina. Po valandos ar 2 man ateina laiškas su schema žmogaus, kur aš neprašiau net to daryti. Ir aš kažkaip su ja nenorėjau aiškintis, aš taip, thank you, žinai, kažkiek mes buvom bendravę su tas siuvinėtojas, aš jos ten gal idealiai nepažįstu, bet tikrai negalvojau, kad yra toks žmogus. Ir jinai taip, tai negaila man čia visą kitą, ir aš taip, ir jinai tada staiga man sako, tai dar turi tokią, jeigu nori, ir aš taip galvoju, gerai, padarom eksperimentą, pasakysiu, kad aš noriu, žinai, nors realiai jinai man pasiūlė schemas, kur realiai aš šiaip jau turiu. Ir jinai be jokių skrupulų man jas atsiuntė. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, bet ant kiek turi būti drąsus žmogus, juk aš realiai, ten beje buvo jau Nora Corbett, ir aš realiai tai galiu ją įskųsti vartotojų teisėms. Ta prasme, aš galiu realiai pranešti dizaineriui, kad tavo darbai yra platinami, kad kažkoks žmogus man siūlo tiesiog nemokamą schemą, tiesiog už gražias akis, tai to, kad aš pirkčiau. Ir aš buvau apšalus. Ir gerai, ir viskas tom baigėsi, aš aišku jai pasakiau, kad šiaip aš turiu, tai viskas okei, žinai. Ir dabar jinai man rašo, tu man tą nukopijuok, atsiųsk. Aš taip sėdžiu, galvoju, palauk, tai, kad tu taip pasielgiai, tai nereiškia, kad identiškai turiu elgtis lygiai taip pat aš. Tuo labiau, kad aš tikrai nekartą esu deklaravus. Okei, suprantu, ne visi tave seka ten ištisai, aš nesu kažkokia pasaulinė blogerė, nekuriu čia kažkokio išskirtinio turinio, neturiu nei tam technikos, nei galbūt gabumų. Bet tikrai ir savo video, kiek aš jau čia esu sukūrus, tikrai bent kartą paminėjus, kad, ne, aš esu labai prieš kopijavimą ir plagijavimą, aš pati esu bendravusi su tais dizaineriais. Tai aš žinau, kiek jiem, pavyzdžiui, emociškai skausmo suteikia tai, kad kažkas ateina ir tiesiog nukopijuoja, vagia, vadinkim taip, kaip yra, vagia jų schemas. Tai ta prasme, kada tu matai, kaip žmogui skauda, nes jisai yra tas talentingasnis dizaineris. Tai yra žmonės, kurie dažniausiai yra baigę dailės institutus, kuriuos, jeigu kas ir įkvėpia, tai įkvėpia didieji pasaulio tapytojai. Mes žinom, kad kartais ten koks Van Gogas išlenda, koksai ten Klimtas, dar kažkas. Bet realiai tai yra žmonės, kurie nevaikšto dažniausiai po Pinterestus, nevaikšto po Google'us, jie tiesiog iš savęs yra menininkai. Tai yra žmonės, kurie sėdi, piešia, tada bando tas schemas paversti realybę, nes dažniausiai jie patys nesiuvinėja, Nora Corbett irgi nesiuvinėja. Yra žmonės, kurie pasirašo sutartį su Vičeltu, kad žiūrėkit, aš noriu išsiuvinėti. Ten, pavyzdžiui, noriu išsiuvinėti bitę. Sakykime, šiuo atveju jinai yra freebis, bet ją vis tiek kažkas turėjo išsiuvinėti tam, kad jinai gautų viršelį, žodžiu, ir žmonės galėtų džiaugtis. O kažkas tiesiog paima, nukopijuoja ir talpina visokiose internetuose. Tai aš esu ne kartą klausiusi ir Noros Corbett interviu
kaip jinai pasako, aš net su jie esu susirašinėjus, kad man skauda dėl to, kad jinai taip ir jinai yra kovojusi per ten įvairias teisės, nes, niekam nepaslaptis, ta prasme, kiniečiai yra viską pavogę, jie realiai perpardavinėja rinkinius Noros Corbett, kur įsivaizduokit, autorinės teisės pareiškia, kad jeigu tame, nesvarbu po barabanu tom autoriniam teisėm, kad tai yra tavo autorinis kūrinys, kažkas pakeičia vieną gėlytę ir suprask, tai jau yra kitas kūrinys, kas yra absurdas. Ir žmonės perka, nes jiem nusispjaut. Jie perka, atsiprašant, tą pigų šūdą. Aš suprantu, kad man visi dabar gali užpilti komentarais, kad, žinot, tai yra brangu ir visa kita. Taip, tai nėra pigų kaip ir niekas kitas. Ir taip yra visokių situacijų, man irgi yra buvę, kad žmogus, nežinau, sako, man norėčiau užsivinėti, o aš taigi turiu, aš tai nesivinėsiu, suprantat, man negaila, aš tai galiu atiduoti, aš esu atidavęs, aš siuntusi į Meksiką, į Filipinus, pavyzdžiui, žmogui į Filipinus aš išsiunčiau visą Joan Elliot 4 metų laikų seriją, tik dėl to, kad turėjau kopijas, nes jau taip gavosi, kad senais laikais pirkau žurnalus, po to turėjau knygą, po to lyg ir buvau nusipirkus pavienių ir taip susidubliavo. Negaila, ta prasme, bet aš neėmiau nei cento. Aš tiesiog geram žmogui padovanojau, kaip dovaną. Bet kai tu girdi dizainerius, kurie, žinot, niekam nepaslaptis ir visas tas konfliktas tarp Noros Corbett ir Belos Filipinos, kur realiai visos idėjos kažkuria prasme irgi yra vogtos, nes visi žino tą skandalą, kad Nora Corbett labai supyko ant Drill Parina, tai yra Belos Filipinos kūrėjas, kuris buvo labai didelis fanas Noros Corbett ir kuris staiga pradėjo kurti pats su tom pačiom idėjom Noros Corbett, vos ne su tom pačiom spalvom, bent jau kūno spalvom ir viskuom. Ir Nora Corbett tikrai buvo labai pikta. Bet sakykim, kaip sakoma, visada yra kopijuojami geriausi. Tai, nežinau, aš nenoriu labai užsivesti, bet, aš kažkaip buvau labai nusivylus ir man atrodo, kad tai man labai padėjo visgi iš to begalinį nereikalingos srauto informacijos išeiti. Tai aš labai be skrupulų, net nemirksėdama atjungiau savo Instagramo profilį, nes aš supratau, kad aš nenoriu visų pirma bendrauti su tokia mase žmonių, nes vis tiek man tenka skaityti tas žinutes, nes tarp jų yra ir normalių žmonių, kurie kažkaip nachališkai ir naglai tikisi, kad koks skirtumas, kaip tu gavai, kiek tu mokėjai, kad aš galbūt mokesčius mokėjau, deklaravau čia viską, imsiu ir jiem kopijuosiu. Tai aš nesu kažkokia mamytė, aš neįsiu ir moralinių dalykų neskaitysiu. Ta prasme, ir aš nemanau, kad aš esu tas žmogus, kuris nori to užsiimti. Kas kaip nori, tas tegul daro, kiekviena pagal jų moralinį suvokimą. Aš tikrai neplanuoju to daryti, nieko aš neplanuoju kopijuoti, niekam duoti. Tikrai nuo dūšios pasakau dizainerio vardą pavardę, pasakau dizainų pavadinimus ir palieku absoliučią teisę žmonėms patiems susirasti, nori jie, nenori, kiek kainuoja, visa kita. Nes aš suprantu, kad būna, pamatai darbą, tau patinka ir visa kita. Tai tik dėl to aš ir parašau ir viskas stengiuosi smulkmeniškai, ypatingai Instagrame. Kas, kaip, net kelintų metų, net koks dydis kartais parašydavau viską. Imkit, eikit, paguglinkit, pažiūrėkit, tinka jums, netinka, iš kur jūs norit pirkti. Mano pirkta per 1 milijoną metų ten ar kažką. Ta prasme, aš turiu minėti, aš kalbu abstrakčiai, čia aš neskiriu kažkuriam žmogui konkrečiam, bet dabar galbūt klausančiam. Bet aš nežinau, ir man kas yra liūdniausia, kad aš pastebiu, kad, tos visos kopijos rusiškose saituose, ta prasme, aš pripažįstu, aš net sagos nenorėjau niekada gyvenime turėti, nes aš puikiai suvokiau, kad yra žmonių, kurie nueina į sagą, pasiima schemą ir jie net neperka. Nepykit, bet tai yra vogimas. Jūs norit gražaus daikto, bet jūs nenorit sumokėti tam žmogui, kuris jį sukūrė. Tai pasaulyje dėja yra toks dalykas, kad viskas yra vagiama. Filmai vagiami, muzika vagiama, dizainai vagiami. Bet aš pasirinkau ir mano teisė yra to nedaryti. Ir ne taip, aš turiu draugų, kur galbūt jeigu manęs paprašytų ir sakytų, labai noriu tos schemos, gal tu man paskolink, duok ar kažką, aš atiduočiau visą schemą. Tikrai be jokios problemos.
Nes aš žinau, kad tas žmogus išsivinėtų ir niekur ten nei kopijuotų, nei pardavinėtų, nei dar kažką darytų. Bet ne tame yra esmė. Sakau, aš puikiai suprantu, kad visko vyksta tam pasaulyje, man yra visko tikrai pavykę, nutikę ir įvykę ir pavykę. Aš netgi esu parsisiuntusi Dimensions rinkinį iš Kinijos tam, kad aš pažiūrėčiau, ko ten žmonės visi perka. Ir aš tikrai pasakius, tokių šūdą dar nesu mačius. Ta prasme, daržų, kurie aš pabandžiau palyginti, jie tiesiog nuėjo. Ta prasme, jų pojūtis vien juos laikant yra šlykštus. Ta prasme, okei. Aš nežinau, bet man nepatinka tokie dalykai. Aš kai sakau, man ištinka gerumo priepuolis, aš be problemų ateinu žmogus, sakau, žiūrėk, žinau, kad norėjai, imk. Imk tiesiog, man nebereikia, tiesiog aš jau tai dariau, viskas. Ir beje, kur aš pirmam ar kažkuriam savo video esu padarius tą Joan Elliot ugnies deivę, kurią kažkas kaip ir laimėjo, bet tas žmogus taip ir neatsiliepė. Tai jinai taip man ir liko. Tai žinot, gali būti labai geras, gali atiduoti, bet vat žmonės ir neima. Bet kopijuoti arba nachališkai rašyti, kad žinai, duok. Ne tai, kad tu pirmai išsiaiškini, ar koks požiūris į to žmogaus, bet tu šaltais nervais be skrupų. Žodžiu, tai nežinau, šiaip kadangi buvau labai pavargus ir šiaip nuo kažkokio nereikalingos rauto, aš išjungiau ir žinokit, koks džiaugsmas mane ištiko. Tokia visiška laisvė, nes aš sėdžiu ir galvoju, aš daugybę metų siuvinėjau, tiesiog, ir nieko nefiksavau. Aš tai darau beveik 20 metų. Man metų tiek, kad aš užaugau be internetų, telefonų ir viso kito, ir viskas buvo labai gerai. Ir aš siuvinėjau ir viso to nereikėjo, ir aš nesupratau, iš kur atsirado šitą priklausomybę, būtinai fotkint, su visais čia bendrauti, viską daryti. Ir aš pagalvojau, okei, vecit, man tikrai to nebereikia, aš susikūriau tai per karantiną, aš su mielu noru pabendrausiu lietuviškai su lietuviam, pabendrausiu su kažkuom gyvai, su kažkuom nuotoliniu būdu, bet jo, įdomiam pasaulyje mes gyvenam ir kažkaip mes, kai sakau, pradėjom nebematyti skirtumų tarp to, kas yra legalu ir ne. Ir tokia norma pasidarė, kad tiesiog piktis užėjo, nesvietiškas. Vieną dieną tai buvau tiek įpykus, kad gerai, kad patylėjau, žinokit. Nes žinant mane, tai galėjau pasakyti ir labai riebiai. Tai va, tai netampant liūto už ūsų, mano mėnuo buvo toks mažulytis, bitė, sakau, yra nemokama, tikrai lengvai rasit, drugeliai irgi vis dar yra nemokamas, lengvai rasit, su Dragonfly dėja. Tikrai taip, žinau, aš jums to nesakiau, bet yra tikrai nukopijuotų jų internete, galima tikrai rasti. Bet sakau, čia jau jums spręsti. Tai va, tai baigiant tą temą ir paskelbus tą pranešimą, kad mano profilio jūs nebematysit mažiausiai visą vasarą, galbūt ir ant Forever, nes šiaip mano noras ir svajonė ant Forever, išsijungti ir biškai išlaisvėti nuo tų kažkokių klikų, laikų, dar ten biesa žinau ko. Porą pirkinukų, kuriuos aš turėjau, nenustebinsiu, ko gero, bet tikriausiai jūs matėt Lanartė naujienas. Aš šitą bitę pamačiau ir viskas. Į 10 minučių ir nusipirkau. Tai yra mažučiai darbeliai, kuriuos tikrai labai, manau, neužtruks padaryti. Jie yra iš serijos Animals ir tokie maži 21 ant 21. Tai patiko, ypatingai kai pamačiau baružėlę. Baružėlių nelabai kas daro. Joan Elliot yra viena Lady Bird padariusi. Ir bitė tai vienareikšmiškai norėjau, nes bitėm aš esu labai tokia išranki, man ne visos patinka, bet jau jeigu pamatau kažką, kas man patinka, tai jau ir griebiu. Šį vakarą buvau užsipakavus, tai manau, kad galiu ir jums šiek tiek duoti pasižiūrėti. Tokia nedidelė paletė, labai mažai siūlų, tai, manau, galite įsivaizduoti, kad jinai greitai išsiuvinėsis. Ir kaip visada jų printuoti audiniai. Šiaip nesu labai didelė fainė šitų audinių, bet aš kažko jaučiu, kad aš pasiliksiu, nes, nežinau, rezultatas tai labai cute. Tas fonas vis tiek jisai savo duoda ir jo.
Tai va, tai mano noras vasarą galbūt padaryti bent jau šitos 2. Taip yra dar 2 drugeliai, kurių aš nenusipirkau. Na taip gal padėsiu. Ir galvoju dar apie juos, nes drugelių šiaip jau aš turiu ir turiu, man atrodo, iš Noros Corbett nemažai. Šiaip Joanne Elliot labai mėgsta šitą tematiką. Tai nusprendžiau dar pagalvoti ir nutariau, kad iki birželio ar iki Liepos aš pagalvosiu, jeigu man labai reikės, tai nusipirksiu. Tai vat, nes darbai yra nedidukai ir aš pastaruoju metu, jeigu ir perku, aš perku tik labai mažiukus darbus, nes didelių aš turiu pakankamai ir per akis, tai nelabai jų noriu. Tai man atrodo, žinokit, jeigu mano pyktis atslūks nors kažkiek, nes aš tikrai, netgi ir Flostube tikrai filmuosiu, kaip ir, aš nežinau, ar minėjau, bet tik tai lietuviškai ir tik lietuviam, nes tiesą sakant, čia mano buvo pirminis noras ir svajonė, iš tikrųjų pabendrauti daugiau lietuviškai. Nepriklausomai nuo to, kad mano net Instagramo pradžia buvo grinai bendrauti su visų pasauliu ir aš iš tikrųjų suprantu, kad tas uždarimas profilio tai kainuos tiek, kad ten buvo labai daug kontaktų per visą pasaulį. Nu, bet nieko tokio. Nes yra žmonių, su kurie buvo faini ir su kuriais susibendravom, tai jie yra ir mano asmeniniuose profiliuose. Tik tiek, kad aš Instagrame nekeliu siuvinėjimo dalykų savo asmeninį profilį. Facebook'e, kas yra iš mano draugų, kas siuvinėja, tai jo, Facebook'e aš įsikeliu savo, kad tiesiog savo turėt fotoalbumą. Ir dažniausiai padarau, kad matytų tik tie žmonės, kuriem įdomu. Tai tie, kurie matėt iki šiol, tai matysit ir toliau, o su visais kitais, kurie galbūt čia esate, tai panašu, kad ir bendrausim, manau, šituo formatu. Bent jau kol kas tikrai dėl lietuviško Flostube nemastau uždaryti, bet tą kitą dalį viskas nukirpau ir labai labai dėl to džiaugiuosi. Tai va, tai manau, kad yra tik tiek. Norėjau papasakoti jums šį kartą savo visus pabaigtukus, įkrentam į birželį, negaliu patikėti, tiesą sakant, birželis. Vienas akimirksnis ir pusės metų nėra, siaubas, kaip greitai eina laikas, tai žinokit, aš jums tikrai nuoširdžiai linkiu pačios gražiausios vasaros. Labai viliuosi, kad jūs vasaros metu visgi rasit laiko nors 100 kryželių per savaitę, kad patirtą malonumą, nežinau, ar gulėsit paplūdimy, ar sode kažkur. Net jeigu ir nesiuvinėsit per vasarą, manau, susitiksim rudenį, kada visi po truputėlį grįž, nes faktas, kad šitas laikas yra toksai atostogų poilsio, buvimo lauke, aš pati svajoju iš tikrųjų nuo visko atitrūkti ir netgi irgi galvoju, kad aš nežinau, ar turėsiu ką filmuoti, tai jeigu po mėnesio nesusitiksim, gal susitiksim po 3. Tai kaip bebūtų, labai linkiu jums gražaus šiltojo ir labai trumpo, nuostabaus vasariško laiko ir linkiu jums įkvėpimo visur kur, visuose jūsų hobiuose ir susitiksim, manau susitiksim, nesakau viso, sakau iki kažkada, kada nežinau, eik žinau, gal po 2 savaičių užeis noras pafilmuoti, bet jo. Tikiuosi, kad bus ką parodyti, nes turiu pradėtukų, abejoju, kad bus finišų per birželį, bet nu kas ten žino. Tai iki greito. Iki.